Sveiki, aš balsas. Jurgio Visagaliaus vidinis balsas. Žmogaus, kuris kaip ir dauguma iš mūsų ieško gyvenimo prasmės. O tas, kas ieško, tas ir atranda. Prašom, pasitikite Jurgį. Tradicijų žmogus. Rytą visuomet pradedantis mankšta. Ir ne bet kokia, o intensyvia. Reikalaujančia maksimalių pastangų. Susikaupimo. Bei padedančia sukaupti jėgų naujiems Jurgio žygiams ir stulbinantiems atradimams. Po alinančios mankštos metas lengviems pusrytukams ir žinioms iš Lietuvos. Paklausyt, kas ant tos Lietuvos gero darosi. Ir žinios iš Lietuvos. Žymi Lietuvos ponia vis dar tęsia teisinius ginčius su apželdinimo įmonė, kuri jai parekomendavo savo sodybą pasisodinti palmes. Palmes po savaitės nudžiuvo. Kažko nesuprantu? Man rekomendavo viksvas, o kažkas o palmės sodinas. Tai ką, Lietuvoje taip atšilo, kad jau ne tik palmės, bananai, mangai, arbūzai patys pradės augti. Klausykit, aš tikrai kažko nesuprantu. Tikra tiesa, Jurgi, nesupranti. Ko aš dar nežinau? Daug ko tu nežinai. Nu, pavyzdžiui, ką prie namų sodina senieji lietuviai? Nežinau. Kokias gėles? Nežinau. Ką soduose augina? Nežinau. Tai ko tu čia vis dar sėdi? Tai ko aš čia sėdžiu? Nueisiu, sužinosiu ir pasisodinsiu. O. Gal net arbūzą. Ir mes išėjome išsiaiškinti, kuo žmonės anksčiau Lietuvoje puošdavo savo aplinką. Kokias gėles, vaismedžius sodino, kuo tuo metu pasiturintis lietuviai bandydavo išsiskirti iš aplinkinių. Ar augalai sodinami prie namų atlikdavo tik estetinę, o gal ir praktišką paskirtį? Kad išgirstume atsakymus į šiuos ir kitus klausimus, mes atėjome į Lietuvos liaudės ir buities muziejų. Pasipuošusi nuo metų tradiciniais liaudės rūbais, berinkdama įvairiausius žolynus, mūsų laukia vyriausiai muziejininkė, gėlininkė ir žolininkė Rasa Žumbakienė. Mūsų buvo išpuoselėti daržai, sodai ir gėlynai. Atrodo niekuo neišsiskiriantis, tačiau pribloškintis kažkokia magiška darna. Jokios beskonybės, viskas taip artima ir miela. Jurgiui nuo šio grožio ir kvapų svaigo galva. Jaukėsi jausmai, o širdis tiesiog dainavo. Tokio pakylėto savo šeimininko aš išties seniai nebuvau matęs. Vau! Koks grožis! Gerą dieną! Gerą dieną. Aš Jurgis, o jūsų vardas? Rasa. Rasa, sakykit, jūs gal ir esate šito gražiojo darželio šeimininkė? Taip, būsiu. Ar galiu aš čia nusifotografuoti? Maloniai prašom. O sakykit, gal galiu ir į vidų užeiti? Užeikit. Nuostabu. Ir čia nusifotografuoti. O gal galiu ir su jumis nusifotografuoti? Taip, galite. Dėkojam. O
O gal galėtumėt ateiti ir čia apie šitą grožį papasakot? Aš darželį sėdėjau tarp gėlių ir gėlės man pasakė, kad aš tave myliu. Nuostabu. Ačiū. Matant tokį grožį, žinokit, daina pati liejasi iš lūpų. Nu, kurgi nesilies, pavasaris, pats grožis, gėlės žydi, plyšta žiedais darželiai. Pasakykit man, ponia Rasa, kodėl apie lietuvišką darželį kalbant visada yra rūtos? Be rūtų nėra darželio ir nėra dainos. Nėra darželio, nėra dainos, nes rūta šventas augalas. Kiekvienam darželį, jeigu tik yra sodyboj mergelių, turi augti rūtos. Šventas augalas, nes, pasak legendos, kur nukryžiuoto Kristaus kraujas krito, ten rūta dygo. Sakykit, aš turiu tokį įtarimą. Šitos gėlės, kaip jūs jas pavadintumėt? Bijūnų. Bijūnų. Taip. O aš turiu įtarimą, kad man jos kvepia pinavijom. Na tai, jeigu lotyniškai sakysim, tai peonija. Bet nuo to ir pavadinimas. Aha. Matomai vertėsi, iš dvarų atėjo kaip lotyniškų pavadinimų, o jau paskui lietuvis bijūnų pavadino. Aha, apie dvarus. Tai o kokios gėlės pačios pirmosios atsirado lietuvių darželiuose? Žalios. Pirmiausia, žolynai. Kaip sako, gražus mano žolynų darželis. Taigi gražus mūsų žolynėlis. Ne tik to, ne taip pasakokit toliau. Į paprasto lietuvio sodybą, gėlių darželį, pirmiausia susirinko augalai, kurie buvo naudingi. Tai ar tai maistui paskaninti, ar tai vaistingi iš pievų. Nu ir iš dvaro po truputį vienuoliai, kai atsivežė į Lietuvą. Jie juos augino, žmonės gydė. Matė lietuvis, kad jie yra naudingi. Tai, kaip sako, kai jau valakų reformą įvykdė, įgijo žemės ir prie sodybos rengė. O tai dabar, pavyzdžiui, iš šitų artimiausiai esančių gėlių, kurios gali turėti bent jau šiokių tokių gydomųjų savybių? Bet kuri. Ir rūta. Vat, skaičios mergelės, moterys, jeigu susilaukia, kaip sako, negerai pasielgė, nu tai ką? Rūtas geria. Jo. O jeigu gerai pasielgė, ką tada? Tada linksma vaikšto. Pina vainiką, laukia užsakų. O pelargonijos, kuo jos naudingos? Nervus ramina. Ir gražiai žydi. Tai per žiemą žiemavoja ant palangės. O sakau, ko aš toks ramus visada būdavo prie pelargonijų? Bet dar ir kitaip sako, smirdanti pelargonija, čia kam tas kvapas patinka, kam ne. Musėm nepatinka? Reikia musėm pelyno, karčiojo kiečio. O, taip. Pelyno, karčiojo, taip. Kiečio. 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 Čia jau toks suvytęs, bet pauostykit. Braukit, kiekvieną kvapą reikia šildyti. Šildyti tarp delnų, šildyti. Dai. Aštrus prieskonis man toks. Taip, keksam tinka. Ir kepenų veiklai irgi gerinti. Bet nesivirškina. Supratau. Arbatą. Įsiklausim. Turit kirmėlių? Irgi. O. Kiečio. Klausykit, tai tas kietis tiek yra naudingas. Taip, visą Lietuvą žino. Metelė, metylė. Metelė, metylė, kietis, tiek pavadinimų? Taip. Toks naudingas? Labai naudingas. Aha. O šitą grožybę, aš nežinau ją kaip ten kažkaip mirtą pavadinčiau, nežinau kodėl. Kas tai? Čia yra smidras. Smidras, čia tai kaip gėlė, bet atvažiavo į Lietuvą, sforsą atvežė.
kaip šparagą, kur valgom. Žemėj anksti pavasarį, stori, gražus ūgliai. Verdam, valgom, vokiečiai labai mėly. Tai čia O lietuvis užmiršo, tai darželį pasisodino. tas kur brangus. Brangus, taip. Dabar jau vėl prisiminėm. Daug baltymų, labai vaistingas augalas. Kietį jau turiu, reikės dar ir smidro. Yra ir smidro, va galiu duoti ir smidro, va šakelytę turiu ir smidro turiu. Viskas puikiai kietis smidras. Va, žiūrėkit, dar vienas žolynas, irgi žalias. Visi žali. Uostykit, braukykit, uostykit. Gardžiai kvepia. Kažkoks labai toks Migrena gydo. Kartokas, taip. Irgi arbatą virt galima. Skauda galva, migrena, apsilipdom lapais. Galva. Taip, jau beveik visa puokštė. Ką dar mes turim? Daug visko turim. Turim šalaviją. Gerkliai skalauti. Labai gražus vardas. Šalavijos. Pagulidysiu tave šalavijų lovon. Ne? Nu, jo, galima į čiužinį pasidėti. Taip, kvepės lova. O! O diemedis? Diemedis šventas, labai mylėtas lietuvių. Paskanaukit. Jaučiat aromatą, patrinkit. Dievo medelis. Toks gaivus. Sodino prie vartelių. Iš vienos ir iš abiejų pusių įeina svečias, braukiasi per švarką sijoną, šakos, visas piktis už vartų lieka. Kaip čia stebuklų pasiekti. Labai daug, žinokit, tikrai daug. Taip. Kas nežolytė, tas gyrybė? Kas nežolytė, tas gyrybė. Va čia tai šį sezoną nelabai tinkantis, bet čia yra debesylo lapas. Aš galvau, kad čia krieno. Šiaip tai debesylo vaikydavo senovės lietuviai žaibus, piktus tamsius lietaus debesis, nes bijodavo, kad neužsidegtų trobesiai. Tai mojuodavo prieš debesį, kryžiaus ženklą darydavo ir išsisklaidydavo. Tai šį sezoną nenaudojam. Aha, supratau. Bet jeigu kartais koks artimas žmogus grįžta žaibodamas, reikia irgi... Padės. Supratau. Jei tikėsi, padės. Labai naudinga. Taip, visa puokštė jau beveik. Čia mums nugriuvo. Bet nukrito. Čia. O va čia va. Petražolė. Ne petražolė. Irgi žalia. Matot, viskas žalia. Žalia. Taip. Čia yra salieras. Liupčikas. Sako, jeigu nori, bet aš norėčiau, kad mane kas įsimylėtų Jurgis, tai aš turėčiau arbatą pagirdyti ir slapčiau už kalnierius užmesti. Bet tikriausias reikalas tai būtų taip, vaikštinėji žmogus, vyrukas, vaikštinėja, važiuoja su karieta, ar ne, ir dairosi. Graži sodyba, gražus darželis, vadinasi darbščios merginos gyvena. Jeigu darbšti, tai ir gera žmona bus. Reikia važiuoti, terštis. Ir kai tvoros neaukštos, matosi merginos grožis, stotas, bet ne protas. Kaip matosi protas, tai gėlėse, darbštumas gėlėse. Nes daržas galėjo būti nenuravėtas, o gėlynas ne. Kada mergos daržą ravė, anksti rytą keliasi, anksti, kol nekaršta, skuba ravėti. Mergos dirba laukuose, daržus ravė, visi dirba savo darbus. Pargrįžę, kažkas eina pokaičio pamiegoti, o mergina eina į darželį rūtų ravėti. Tik tai laisvas laikas yra skirtas gėlių darželį tvarkyti. Jeigu tu miegosi, nesusitvarkysi. O darželį ir paverksi prie gėlės, ir pasidžiaugsi, ir žiedą uostydamas bernelį prisiminsi. Žydi sodai, mūsų sodai žydi. Klausykit, sodai. Jie, manau, kad po bulvių buvo sodai, ar buvo pradžioj tas ievos obuolys ir paskui viskas atvirkščiai. O kas jums sakė, kad ievos buvo obuolys? Gal ten buvo figa? Niekur neparašyta, kad tai buvo obuolys. O, čia man patiko, čia uždraustas vaisius. Reikėtų truputėlį viską permastyti, perrašyti. O gal pomidoras, nes išvertus auksinis obuolys.
klausykit, mes jau tokią sąmokslo teoriją. Taip. Taigi grįžtant prie mūsų sodų. Nuo ko jie galėjo prasidėti, kaip jūs įsivaizduojate? Koks prūsų kareivis ten valgė obuolį, numetė, iš jo išaugo, lietuvis rado ir taip toliau? Ar kaip? Ne, obelį atsivežėm iš rytų, atkeliavo palaipsniui, vis tik orai keitėsi, buvo šalčiau, vėsiau, su visu tuo keliu didžiuoju prekybiniu atkeliavo. Ir pirmiausia, dvaruose, aišku, mūsiškiai važiavo didikai į Italijas, visur ir kariavo, parsivežė, atsirado su krikščionybė, atvažiavo vienuoliai ir jie visi savo kiemus prisodino visokiausių augalų. Taip kad ir obelis, ir kriaušė, ir slyva, ir vyšnė. Mūsų didikai valgė LDK. Sako, buvo šilčiau tada, paskui atšalo. Obuolių, geri metai, geras derlius, dabar tai aišku yra sandėliai, saugyklos, o ką tada su jais darė? Nu ką darė? Lietuvis sodėtis. Taip. Lietuvis sodėtis ant aukšto laikė, pririnkęs laukinio obuoliukų. Keldavo ant aukšto ir jau šaldavo, o paskui parsineždavo į trobą. Jie čildavo ir būdavo labai skanūs. Ir šermukšnis lygiai taip pat. Pašaldytas. Pašaldytas. Ta rūgštelė laukinės obels sunykdavo, nes mokėjo lietuvis skiepyti, išmokęs iš dvaro sodininko, bet čia jau vėliau atrinkdavo augalus, iš tų šakelių įskiepydavo į sėjinuką ir turėdavo jau konkrečiai kažkokią geresnę obelį. Tai iš jūsų pasakojimų supratau, kad kiekviena šeimininkė buvo ne tik kad gėlininkė gera, bet ir tokia žolininkė. Taip? Be abejo. Taip. O kiekvienas šeimininkas jau turėjo būti neblogas sodininkas. Turėjo ir buvo. Ir sodino. Ir obelis, ir slyvas, ir vyšnės, ir kriaušės. Tai taip išeina, kad kiekviena gyvenimo situacija, proga turėjo savo gėlę, žolyną. Galima pasakyti ir taip. Rūta gyvenimas prasideda krikštynomis, ar ne? Paskui ir per pirmą komuniją, ir per sutvirtinimą, ir per veseilę irgi rūta. Ir smerčiaus proga irgi rūta. Bet tų laidotuvių, kokių nors linksmesnių švenčių būdavo? Būdavo pilna, visas mėnuo yra gegužės, vien tik tai vakaruškos. Kai prasideda, tai kiekvieną vakarą šokiai. Švenčia jaunimas, šoka, linksminasi. Aš be galo dėkingas, Rasa, jums už tą nuostabią kelionę po mūsų gėlynus, sodus, daržynus, už visą tą išmintį, kurią aš nežinojau, bet gavau ir pasidalinam su mūsų žiūrovais. Ačiū jums. Nėra už ką. Būkit sveika, nes gražiai jau esat. Dėkui. Ir jūs puikus. Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom, apkaišysiu žaliom rūtom ir lelijom. Ir kaip tėvui, tiek to, kaip ten tas, taipgi gražus rūtelių darželis, pilnas jau prisėta žalių žolinų. Doiliai aptvėrė mano brolelis, už tai jam vainiką nupint ketinu. Ir pasėjau rožę purpurinę, kaip ir mano meilė pirmutinė. Bars, bars, tėvelis, bars, močiutė neužtars. Oi, tie žydinti žiedai, kaip jie svaigina. Net man kažkas pasidarė dainuot, užsimaniau. Na, bet gerai, surimtėkim. O dabar leiskite užbaigti eilėm. Dvasios tuštumą paslėpsi, jei prie savo lango pasodinsi baobabą, eukaliptą, palmę. Pelargoniją palieki, nervus ji ramina ir neglumina pro šalį einančių kaimynų.
Štai, viską pasakiau, bet matau, Jurgis ir Rasa dar kažką jums turi pasakyti. Iš tolo atžvengia. Kaip ten, širmieji Žirgai. Jurginai pati mano nemėgiamiausia gėlė. Ir kodėl dabar? Dėl, kad rudenį, kai jie pražysdavo, žinodavo, kad vasara baigės, atostogos baigės ir aš turiu, o čia, o papa. Sumuštinis su dešra jį padarė man mama. Viskas tvarkoj, puikiai. O, kas ten dabar? Išeinam iš kadro, tegul Taip. čia pastimpa savo befilmuodami. Gerai.